Na ką, bičiuliai, dar viena prekė su nukritusią kainą, kaip žadėjau. Toyota CHR 17 metų, 1,8 litro 92 kW hybridas. Baltas perlas. Šiuo metu uždėti žieminiai ratai su žieminiam padangom. Automobilis absoliučiai pilnai tvarkingas. Jokių tepalų, nuotėkio ar dar kažko nėra. Baterija veikia puikiai, važiuoja idealiai, viskas su automobiliu labai yra gerai. Laiko trūkumas truputėlį nenuploviau, tikiuosi nesupyksit. Kaip sakant, jeigu bus poreikis, galėsim nuplauti, jokių problemų. Kėbulas gražus, viskas tvarkoj, pridedamas antrų ratų komplekčiukas su vasariniam padangom. Taip, toliau, iš komplektacijos. Parktronikai priekyje gale, galinio vaizdo kamera, tamsinti stiklai, kylės įėjimas į automobilį, aklos zonos. Štai tokios apdailėlės. Čia viskas elektra, veidrodėliai užsilenkia automatiškai, vairuotojo sėdynė be jokių priekaištų, keleivio taip pat. Porankis gražus, tvarkingas, aišku, automatas, važiavimo režimai, autoholdas. Start-stop sistema, šildomos sėdynės priekyje, taip pat šildomas vairas, automatinės, tai yra šildomas vairas čia, automatinės šviesos, pati parkuojasi, pilnai multifunkcinis vairiukas, linijų palaikymas, atstumo palaikymas, autopilotas. Baterija kraunasi labai gerai, šiuo momentu automobilis užvestas, net negirdėt varikliukas kaip tyliai dirba, yra navigacija ir visi kiti bairiai ant multimedijos. Taip pat kondicionierius, dviejų atskirų zonų klimato kontrolė. Labai tvarkingas ir vertas dėmesio automobilis. Turi JBL audio sistemą, kuri groja puikiai, pritemstantis veidrodėlis, juodos lubos, viskas tvarkinga, gražu, malonu. Vairavo labai tvarkinga moteris šitą automobilį. Kaip matot, panelė apsiūta oda, mėlyna, dviejų spalvų kombinuotas saloniukas. Man asmeniškai atrodo labai gražiai ir ganėtinai prabangiai. Rida šito automobilio, bičiuliai, tik 126 000. Kam reikia gražaus, su gera spalva ir labai geros komplektacijos CHR, tai čia yra tas variantas, bičiuliai. Kaina nukrito ant 1000 eurų. Šiai dienai kaina būtų 17 300 euriukų. Atvažiuojat, sėdėt ir lėkėt namo, bičiuliai, nesukdami absoliučiai jokių galvos skausmų, kaip sakant, neturėdami. 17 300. Na ir ką, jeigu domina toks automobilis, kontaktai kaip visada virš mano galvos, važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas arba nurodytas telefono numeris. Tais pačiais kontaktais galite susisiekti, jeigu norite, kad jūsų automobilis būtų pastatytas pardavimui mūsų aikštelėje. Pristatysime automobilį video formatu, daugiau negu 200 000 sekėjų. Taip kad šiandien gavom 2 naujas prekes, parodžiau porą automobilių, kuriems nukrito kainas. Jau, kaip sakant, temsta, kitų nespėsiu parodyti, tai jeigu labai čia šiandien neusniksim, kaip žada nuo 7 vakaro, tai tą padarysiu rytoj. Tai va, bičiuliai, tokios takėlės, laukiu jūsų skambučių, laukiu jūsų žinučių, tikrai patikėkit manim, nusipirkę šitą automobilį, nesigailėsite. Viską išsitikrinau, viskas gerai, diagnostikos švarios, po kapotų jokių tepalų nuotėkių, jokių skysčių nuotėkių, jį nieko absoliučiai, važiuoja labai gerai, kūrėsi be problemų, niekas netarška, nebarška, nebilda ir, žodžiu, ledas. Taip, kaip man patinka. Ačiū už dėmesį, bičiuliai, tam kartui sakau jums iki, susimatysime greičiausiai rytoj, jeigu, kaip ir sakiau, neusniksime čia baisiai šiandien. Taip, kad būkite atsargus kelyje, bičiuliai, žinau, kad visoje Lietuvoje jau daug sniego prisnigė, pas mus čia Šiauliuose dar kažkaip laikomės, bet rodo, kad bus ir pas mūsų čia prastai. Taip, kad būkite atsargus kelyje, neskubėkite ir būsite pirmi. Iki sekančio.